Labas draugai, sveiki atvykę į Audi 100 projekto video. Tai gavau, dabar kaip filmuoju, prieš 20 valandų gavau komentarą iš Salvex 100 su video nuoroda, kur rusakalbis pilietis tvarko ar diagnostiką pasakoja, ar kažką apie, žodžiu, tokį būtent motorą. Tai video tikrai radau naudingos medžiagos ir šiandien tą medžiagą pabandysiu išnaudoti į savo naudą. Tai šiandien ką darysiu, žodžiu, nusiėmiau šitą daiktą, laisvos jėgos vožtuvą. Tai būna, kad ta šlanga mėgsta susičiulpti. Tai į tą šlangą tokį vamsduką išausiu. tą vamsduką dar priveršiu su tvirtinimo įrankiu H-mut, kad tikrai niekur ten toli nepabėgtų, kuriai nereikia. Ir dar galvoju, tą viduje esančią šlangą reiktų irgi įsitraukti, irgi su to sutvirtinti, to dar nepasidariau kol kas, pamiršau pasiruošti vieną vamsduką. Tai tą irgi šlangą reikės su to šūdu susitvirtinti, po to reikės prasitestuoti dėl vakuumo nuotėkių. Pasiėmiau tam šlangą tokį, šitą rodė, kad nusiimti ir papūsti dūmų ir ieškoti, kur koks nors nuotėkis gali būti. Tai prie to testavimo su garais, su dūmais ir panašiai prieisiu, kai su tom dviem šlangom pasibaigsiu. Ir paskiau dar, jeigu turimi įrankiai leis, reikės pasitestuoti kuro slėgį. Tai pasiėmiau tokį manometrą, gal bus geras, gal bus gaidys, pažiūrėsim, laikas parodys. Mačiau, kad šitoje vietoje prisijungia, pamatuoja slėgį ir po to iš galinės pusės dar ten kažkur yra, man atrodo, iš galinės rodė. Tenais prisijungia kitą dalį slėgio, pamatuoja ir žiūri pagal skaičius, viskas gerai su kuro padavimu, su kuro slėgiu ar ne. Tai einu dar vieną tokį vamsduką pasiruošiu, sukišiu į kitą šlangą ir galėsim eiti testuotis garus. Kaip čia einas, kaip čia ką. Tai perinam prie darbų. Įdėjau vamsduką į vidų, su H-mutu užtvirtinau. Ten vidui matos tas vamsdukas, kad niekur nevaikščiotų, niekur uždengtų. Tas, kur eina, čia šlanga vidui irgi į vidų įdėjau, taip pat sutvirtinau. Tenais, nelabai matysis, bet, žodžiu, pasitikėsit. Ten sujungimus irgi su H-mutai suveržiu, kad viskas tikrai tvarkingai būtų. Galima šitą dabar susikišti atgal į vietą, ten kur juoda ir tamsu. Pajungti fiškę, nors nebūtina tam, kad dabar darysiu. Testuosim vakuumus. Gerai, prieinam prie vakuumų testavimo. Šitą zagluškę galima nusimti. Prieš tai lengviau nusiėmė, nes reikėjo nusimti, kad tinkamo dydžio šlangą susirasti. Galim pasijungti tinkamo dydžio šlangą į tą vietą ir kursim elektroninių dūmų kūrimo mašiną Vandy Vape. Pasižiūrim, ar rasim kažkokių nuotykių. Turbūt jums šiandien labai įdomu, kaip aš čia pūsiu ir panašiai, tai jeigu kažką rasiu, pasikviesiu jūs. Čia iš kažkur iš tos erdvės biški matosi, kaip garuoja. Pabandysiu dar biški trūktel parodyti tiksliau. Reikia žiūrėti, kas čia per problemą. Vieną tokį nuotėkį randu. Po to prasipūsiu dar, pasižiūrėsiu kažkur, gal netyčia lenda. Dėk, kad jau vieną vietelę randam. Žiūrėsiu, kas kur toliau čia gali būti. Matysim. Pakviesiu jūs į dar kartą.
Nu ir dar ten kažkur matau, kad eina iš, man atrodo, išmetimo kolektoriaus, plius minus tos vietos. Tai nežinau, jūs čia man patarsit, ar tenais gali turėti įtakos dėl išmetimo būtent kolektoriaus tiem vakuumam ar ne. Ir svarbiausia, va, šitą reikės vietą pasižiūrėti, kas ten negerai. Dvi vietos randu. Tai va, čia ir kažkur tenais apačioje iš išmetimo kolektoriaus pusės. Daugiau liktais viskas tvarkoje. Tai va, einu su šito aiškintis. Ana kol kas paliksim dar ant klaustuko ir žiūrėsim, kas bus toliau. Gerai, turėtų būti pakankamai laisva. Čia nusiemam. Ir čia per prievartą nugurdam. Paleisk. Davai. Gerai. Ir kur čia gali leisti? Čia viskas maždaug gražiai atrodo. O čia gofrai liktai nesimato kažkokių vizualių įtrūkimų. Toks šūdžius yra, gali būti praėjai. Gal čia pučia. Tai parodysiu. Taip. Kaip jūs čia dabar užkišt patogiau, kad matytumėt irgi. O ten tas vidury toksai. Gal pro tą tenais eina. Jeigu dabar papūsiu, turbūt jau čia per didelis visur laisvas vakuumas nesimatys. Bet pabandom. Nieko neprarasimgi. Gerai. Niekur nebėkit. Ne, kur tu niekas čia mane prasipūs daugiau. Šitaip nieko nepadarysiu, tikrai kaip ir galvom. Nieko. Biškį apsirinksiu, uždengsiu. Žiūrėsiu, kas toliau matysis. Tai, plius minus atrodo. Neblogai uždėta. Čia daug kartų taip atrodė. Au. Ten metas tiesiog. Gerai, čia dabar žiūrėjau. Žiūrėjau. Na ką, traukim vėl. Kas čia gausis? Na, ten pro tą eina, pro tą šuduką. Ir nežinau, čia turi eit, neturi, gal ten koks varščiukas turi būti suktas ar kažkas tokio. Tai jūs man patarsit, aš turiu kitą tokį šūdą, ten gal nebus, arba bus kažkoks varščiukas. Tai šitą aš turiu dalyką. Koks visas tepalotas. Aš.
Nu, čia nesuprasi. Reiks apsivalyti, apsižiūrėti. Visas nušiktas. Apsivalysiu, pasižiūrėsiu ir pranešiu jums, ką radau. Pasiėmiau ant tos donarinės detalės. Čia žiūriu toksai yra užkimštas. Ir turiu mintį, kad per čia gali būti, kad ir per tą tašką reguliuojamas kūras. Man atrodo, jūs aišku protingesni, patikslinsit mane. O pas mane turbūt jau, tai kur dabar yra, jau tenais buvo prireguliuota, pridaryta ir turbūt viso. O gal ne čia, gal čia nesireguliuoja, gal čia šiaip kažkokia lempa. Tiek, kad šitam donariniam yra toks kamštukas, pas mane anam nėra. Tai labai prašau nusimantis, patarkit man, ar čia kažkokį kamštį daryti, ar kas tenais yra, kokia jo paskirtis ir panašiai. O aš einu pabandyti pakurt Audi, pasižiūrėsiu, kas dabar gausi. Vis tiek čia šlangų sutvirtinimus pasidariau tokius, kad nesusičiultų pati. Ir pažiūrėsiu tiesiog, kažką naujo gal pamatysiu, gal kokį pokytį, netyčiom, gal, per stebuklą. Tai jeigu nieko nepraleidau, viską liktais gerai sujungiau atgal į savo vietas, dabar šlangos sutvirtintos, kad nesusičiulptų. Vakumai pažiūrėti, tai 2 nuotykius radau, kažkur prie išmetimo kolektoriaus ir testovą, kur paskutinis įkrodžiau. Dabar galim užkur pasižiūrėti, ar turim kokių pokyčių. Audi ką tik susprogo. Einu tikrinti. Antras bandymas. Išjungsiu dabar šviesą. O, dabar gerai. Kol kas dirba gražiai, bet nemanau, kad ilgam. Tačiau einu į lauką, kad nesinuodyti. Palauksim, kol apšils, pažiūrėsim, ką toliau rodys mums Audi. Šiaip, blemba, kol kas dar nėra, kad baisų dūmą mestų. Gal nebent įsivažiuos pradės perpelinėti. Na, biškį gal ir pradeda. Nieko, nėra čia ko spręsti, viską anksčiau laiko. Pažiūrėsim, kas bus, kai apšils. Audi apšilo ir vėl pradėjo dūminti. Nu, per daug kūro gauna. Va. Taip. Ir dirba jau sunkiau, dar kovoja, bet taip jau sunkin. Ir dūmija. Aišku, dar visko nepasidariau, ko norėjau, nežinau, ir šiandien ir spėsiu, bet bandau lįst pasižiūrėti, ką dar galiu padaryti. Pamenat dar šitą, kur buvau biškį pagadinęs. Tai per viršutinę dalį vakuumą praleidinėja. Nemanau, kad čia kažkaip išeitų užtvirtinti. Gal nebent kokia šaltos varkė ar kažkas šitą vietą pagelbėtų, bet irgi labai kažkaip abejoju, nes pasijungus šlangą girdis biškį pučiant toksai. Bet pasirausiau ieškodamas vieno dalyko, radau va tokį stipriai gyvenimo mačiusi, negarantas, kad tvarkinga, bet tokį patį gaidį. Čia bent jau vakuumo nepraleidžia, čia tvarkoja visus baisus.
Bet galimas variantas jį gal dar pastatyti, pasižiūrėti, ką parodys šitas daiktas. Tokie tiesiog mintys ateičiai, pamastymai, ką jūs patys galvojat. Ir tiek va, turbūt einu dar pasižiūrinėsiu kažką. Man atrodo, teks jau su jumis šiai dienai atsisveikinti. O dar pabaigai tokia mintys toptelė. Sugadinto daikto vis tiek labiau nesugadinsi. Davai, turėjau garažį va tokį va šūdą, kažkokią tarpinių dervą, žodžiu. Tai aš va čia va pritepliau. Ir kai sustingus bus galima pasižiūrėti, kas iš jos gausis. Tai ties to mano darbai jau šiandien tikrai baigėsi. Va, padariau tokią va nesąmonę, galėsim eiti čia savo pabiškį džiūt. O aš bandysiu dar suspėti parduotuvę. Jau to išsidarys, tai labai daug netempiu į galą. Jeigu dar kokių gudrų patarimų turit, aišku, kuros lėgių šiandien nepasimatavau, patingėjau lyst, bet kitas į kažkada tikrai reikės. Jau beveik viską pasiruošiau. Ta, jeigu dar kokių gudrų patarimų turit, visada laukiu jūsų pasiūlymų. Jeigu patiko šitas video, man atrodo gausis biškį trumpesnis, bet nepykit, vieni nori ilgiau, vieni nori trumpiau, gaunas jau ką turiu, tą parodau. Ir tiek. Ta, spauskit patinka, palikit naudingą kokį nors komentarą, nepamirškit užsiprenumeruot kanalo, man tai labai padeda, nes aš noriu labai didelius skaičius matyti. Ir tiek. Ačiū, kad žiūrėt, geram sakaro draugai, aš einu bandyti praustis rankų. Davai.